Kai kalbame apie kūdikio sveikatą, labai dažnai girdime žodį imunitetas. Tėvai klausia, kaip jį sustiprinti, kada jis sukuria stipresnį atsaką, kodėl vieni vaikai serga dažniau, kiti mažiau, o pastaraisiais metais vis dažniau šalia imuniteto kalbame ir apie žarnyną, mikrobiotą, gerąsias bakterijas. Atrodo sudėtinga? Iš tiesų viskas daug paprasčiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kūdikio imuninė sistema yra vis dar besiformuojanti, nesilpna, bet tiesiog kitokia nei suaugusio žmogaus. Ir tai visiškai natūralu. Kai kūdikis gimsta, jis staiga pereina iš sterilaus mamos gimdos pasaulio į išorinį pasaulį, kuriame pilna bakterijų, virusų ir kitų aplinkos veiksnių. Ir jo imunitetas turi mokytis, treniruotis ir prisitaikyti. Pirmas didelis kūdikio apsaugos šaltinis – tai, ką jis gauna iš mamos. Dar nėštumo metu per placentą perduodami antikūnai, kurie padeda vaikui pirmuosius mėnesius apsisaugoti nuo ligų. Tai vadiname pasyviu imunitetu. Itin svarbu vaidmenį atlieka ir žindymas. Motinos pienas – tai ne tik maistas, tai gyvas skystis, kuriame yra antikūnų, fermentų, gerųjų bakterijų, prebiotikų ir kitų apsauginių medžiagų. Žindomas kūdikis kasdien gauna mažas molekulinės instrukcijas, kurios padeda imuniniai sistemai išmokti atpažinti grėsmes, bet kartu ir nereaguoti į tai, kas nekenksminga. Tačiau kūdikio imunitetas tai ne tik tai, ką jis gauna iš mamos. Svarbiausia, kad jo imuninė sistema dar tik mokosi atskirti, kas yra gerai, o kas grėsmė ir blogai. Imuninės sistemos mokymasis tai tarsi ilgas treniruočių procesas. Tam reikia patirties. Tai yra kontakto su aplinka, mikroorganizmais, tai yra įvairiausiais virusais, bakterijomis ir grybeliais. Todėl visiškai sterili aplinka vaikui nenaudinga, o net žalinga. Būtent per kontaktą su išoriniu pasauliu imuninė sistema mokosi veikti subalansuotai, nei per silpnai, nei per stipriai ir suformuoti imunitetą. Tai yra atsparumą įvairioms infekcinėms ligoms. Todėl natūralu, kad kūdikiai ir maži vaikai dažniau serga. Ypač, kai pradeda lankyti kolektyvą, pavyzdžiui, darželį, kai kontaktuoja su kitais vaikais. Tai nėra ženklas, kad jų imunitetas blogas ar per silpnas. Tai natūralus imuninės sistemos brendimo etapas. Jei vaikas nesusitiks su ligas sukeliančiais mikrobais, jei nesirgs, neišmoks pasveikti.